Artėja gražiausias metų laikas, todėl kviečiu kartu su manimi pasigaminti kalėdų stalo kompoziciją. Kompozicijos gamybai mums reikės indo, stiklinio peršviečiamo indo, kokį turite namuose. Forma indo gali būti įvairi, gali būti apvali, gali būti pailga, priklauso nuo to, koks pas jūs yra valgomojo stalas. Tada mums reikės kalėdų eglutės žaisliukų. Jų spalvas galite pasirinkti pagal savo interjerą arba kitą dominuojančią kalėdų puošybą, arba tiesiog panaudoti visus žaisliukus, kuriuos turite namuose ir kurie šiemet nenuguls ant jūsų kalėdų eglutės. Taigi pradedame darbą. Į indą susidedame laisvai žaisliukus. Pasirinkau žaisliukus kelių dydžių, kelių spalvų, kad būtų kompozicija įvairesnė ir žaismingesnė. Šiek tiek panaudosiu tinklo kompozicijai sutvirtinti žaisliukams, kad jie nelakstytų po lėkštę. Kad kompozicija šviestų, suteiktų šventiškos nuotaikos, į vidų įkomponuosime LED lemputes su elementais. Reikia kažkaip užmaskuoti, šiek tiek paslėpti pultelį. Tai padaryti kviečiu su rudeniniais lapais, kurių dar galite prisirinkti, ir vielutės pagalba. Svarbu neuždengti įjungimo-išjungimo mygtuko. Pultelis paslėptas, jis labai gražiai dera prie žaisliukų spalvos ir kompozicijoje jo tikrai nesimatys. Tad į vazą įsidedam taip, kad patogu mums būtų įjungti ir išjungti švieseles. Įsijungiam švieseles, susitvarkome, kad jos pasiskirstytų per visą indą, atsirastų žėrėjimas, lempučio atrodys gausiau, nes jos atsispindi nuo stiklinių kalėdinių žaisliukų. Baigiam užsipildyti vazą žaisliukais. Dalį žaisliukų pašalinam viršūnėles, aišku, jų neišmetam, pasidedam, nes kitais metais gal mes juos kabinsim atgal ant eglutės. Ir į žaisliuką prisipilame vandens. Tam, kad vėliau į juos galėtume įmerkti gėlių žiedus, kad mūsų kompozicija būtų gyvesnė. Toliau savo kompoziciją pildau kalėdiniais žaisliukais, kurie yra pripildyti vandens. Kadangi žaisliukai įgavo svorio, nes prisipylė vanduo, jie nėra tokie judantis. Vienas kitą prilaiko ir kompozicijoje atsiranda stabilumas. Dėliojuosi įvairiomis kryptimis, kad vėliau nepritrūkčiau vietos pamerkti gėlių žiedams. Viskas, mano kompozicijos pagrindas yra pagamintas. Aš turiu pilną dubenį pribertą kalėdinių žaisliukų. Prasideda kūrybinis procesas. Jam galite panaudoti visą tai, ką randate gamtoje. Tarkim, aplankyti mišką, prisirinkti nurudavusių paparčių, pušies ir panaudoti arba pušies šaką, arba pušies spyglius, maumedžio šakelių, įvairių kankorėžių, įvairių dydžių. Taip pat gali mums puikiai pasitarnauti ir vazoniniai augalai, kurie auga mūsų namuose. Nuskinti ir kompozicijoje panaudoti vieną kitą lapelį, jie tikrai nesupyks, o mūsų šventinį stalą papuoš. Taip pat panaudosiu yleksų uogytes ir kitą įvairią žalumą. Ant vielutės prisitvirtinu kankorėžius. Šį kartą aš juos naudosiu nedidelius. Užpildau ertmes, kurios dar liko. Padedu žaisliukams sutvirtėti kompozicijoje. Tuomet panaudosiu pušies spyglių, kad atsirastų žalumos, kompozicija atrodytų gaivesnė. Pušies spyglį šiek tiek pamirkau į
lipalą, kad sutvirtinčiau ir jie kompozicijoje nepasimestų. Pradedu komponuoti gėlių žiedus. Naudosiu savo kompoziciją ant tūrį. Gėlytes merkiu į žaisliukus. Pasirūpinu vienu kitu lapeliu. Įsidėsim įleksų uogyčių. Jų galim ir nemerkti. Jos gyvybingos ilgai išlieka ir sudžiūvusios atrodo dekoratyviai. Indas mūsų pilnėja, elementų gausėja. Įsidedam dekoratyvinių elementų, galim panaudoti įvairias žvaigždutes, snaigutes, kas mums asocijuojasi su žiema ir žiemos šventėmis. Komponuoju augalus taip, lyg atrodytų, kad būtų į indą prikrauta gausybė gėrybių. Nesurežisuotai, bet tiesiog vienas per kitą aukščiais atsirastų dekoratyviniai elementai arba gėlės. Susitvirtinu vieną su kitu, galima lygiai taip pat spyglio pagalba šiek tiek prisikabinti. Ir štai, mūsų kompozicija baigta ir pasiruošusi keliauti ant švenčių stalo.